Aišku, man tas sakė, dar būtų smagu kažkur užstrikti, va, truputį pasistumdyti, pasiteplioti. Dėl kontento žinot, kad reikia važiuoti. Spaudžiam patinka, pasubscribinam Autogido kanalą, važiuom. Ui, rastis. Ui, labai negerai. Sveiki visi, šiandien veiksmas tiesiai iš Zarasų. Kaip matote, vaizdai gražus. Tai lekiam į Autogidas Summer Fest, kur kartu su Red Race turime didžiulį renginį. Tai lėksiu su Porsche, bus pirmas toks išbandymas ir tikrai viską pamatysite. Tai dabar reikia pasiekti pirmąjį spotą, Zaraso ežerą ir didžiąją salą. Trumpai apie Porsche, tai iš esmės viskas kaip ir paruošta, liftkitas sudėtas, padangos užmontuotos, bet pasakysiu keletą paslapčių, tai aišku prieš išvažiuojant viskas patikrinta, viskas gerai, reikia važiuoti. Dega engine checkas, tai nedirba vienas cilindras ir taip pat dar viena bėda, veikia tik vienas valytuvas. Tai vat pažiūrėsim kaip seksis, bet dabar negaištam laiko, varom į salą. Tikėkimės, gilių balų nebus. Nu va, su vienu valytuvu, bam, kaip nors. Gerai, viskas, lekiam. Tai praėjau registraciją, turiu kalną dokumentų, kelio knygą, kurią dar reikės išmokti, reikia susikliuoti lipdukus, tai vienu žodžiu reikalų turim. Čia matote, rytoj vakare bus ir koncertas, tai kaip sakant, bus veiksmo tiek dalyviams, tiek žiūrovams. Aišku, kaip be nuotykių, tai dabar dar atvažiavus į vietą sugedo sankabos pedalas. Kaip matote, turėsim ir savo Norby Films standą, tai viską statomės. Prie Porsche jau dirba Mantas, tai vat geras draugas, grįžęs iš Australijos, įsivėlė į visą šitą nuotykį. Va taip va, hebra dirba. Esmė va, pasispaudžia sankabą ir net šoka iki galo. Defektas. Galim pabandyti nuorint, bet tipo aš nežinau, čia orinas. Bandom kažką daryti, nes reikia važiuoti, arba šiaip mačiau dar tokį patį Porsche vieną, tai... Koks šansas, kad jisai mechanas? Mažas šansas. Vat reikėjo būtinai mechano, nes bus įdomiau, smagiau. Lipduką ant Porsche sukliuoti, tai teoriškai esam pasiruošę. Dabar, kad būtume praktiškai pasiruošę, bandau ieškoti sankabos cilindriuko. Tai mes kimbam į darbus, su jumis susimatom ryte starte. Labas rytas. Kadangi dar turim truputį laiko iki starto, galim eiti prie ežero. Tai skanios kavytės tiem, kas normalus. Va čia yra tai, apie ką ir kalbėjau. Ten kempinam, šalia veik parkas, gali šokti, išsimaudyti. Čia pat stovi ir automobiliai, vien žodžiu, dar nevažiuojam trasoj, o jau smagu. Tai iš tikro reikia eiti pasimti kelio knygą ir ruoštis važiavimui. Bam, kelio knyga. Tai čia turime surašytą visą trasą. Dar reikės viską greit permest akim, pasimokyt. Tai šiaip hebra tikrai rimtai pasiruošę, rimtai nusteikę mum, kadangi toks pirmas kartas tai bus apšilimas, pasibandymas. Bet dabar spėčiau, kad tikrai sugrįšim normaliai pasiruošę. Važiuojam į startą. Kiek liko laiko? Vėluojam 2 sekundės. Eik tu. Nu tai va tokia pradžia. Atmušim. Tas sekundės, viskas gerai. Mantas iš tikrųjų yra praėjęs mokymus šitos knygutės. Vakar vakare apmokino, draugų radom. O, blemba, kas čia? Rankinis buvo užtrauktas visą laiką. Reikia laikytis taisyklių. Reikia laikytis jo kelių eismo taisyklių, neviršyti greičio, mes gausim baudą. Čia bus į kairę ir galėsim pasididinti greitį iki 50. Tai šiandien laukia 103 kg, ne? Jo, 160 km. Ir šiaip gan didelis ratas. Šiaip pravertus visą kelio knygą, panašu, kad yra 2 ar bent 3 vietas, kur galimai gali tekti išlipti iš mašinos, pasitraukti šokį medį arba išsistumti. Kaip mes, jeigu šiaip reiktų išsistumti šitą mašiną, tai nežinau, bet vakar suradom draugų ir visai labai draugiškai važiuoja, jeigu mato, kad kažkas yra užklimpę, tai visą laiką padeda.
patys irgi padėsim, jeigu kažką matysim, kad galim padėti. O šiaip, aišku, reikia bandyti prašokti ir nestrikti. Bet pradžioje čia bus karjeras, ne kažkoks? Jo, dabar kažkur čia turėtume privažiuoti į karjerą. Nežinau, spėlioju, bet panašu, kad jo. Ir pagal Mapsą matėm, kad ten yra strigusių. Jo, pagal Mapsą matėm, kad šiuo metu ten yra 5 strigių. Oras šiandien toks visai nekarštas, apsiniaukia ir žada lietaus. Šiaip žada link vakaro, bet galimai gal bus ir anksčiau. Dėl kontento tai gerai, greičiau strigsim. Gerai, dabar už 100 metrų suksim kairiau ir kaip suprantu bus uždara trasa. Čia jo. Okay. Gal įsijungiu truputį palėtintoje ir blokiruoti. Gal nereikia net blokiruotis, lengviau važiuos. Važiuojam taip, su palėtintoju. Pirmas išbandymas. Porsche čia juokas bus. Eiktų. Ui, strigo, bet žinokit, mums reikia atmušti sekundės. Eiktų savo. O čia ir bus iš tikro. Bėda. Gal greičiau iš tikro ištraukti? O, čia paštums. Bus greičiau. Ai, va, tuoj patrauks. Viskas gerai. Viskas, golfas patrauktas. Galim važiuoti. Eik, tu savo vėl golfas strigo. Per dešinę. Varom. Opa, Porsche'as visų grožių. Opa, va tai jau. Dešiniau. Easy. Oho, čia visai nieko. Po kairę. Čia bus įdomu. Šiaip neblogai atrodo. Na. Turim bulką praleisti, tada galėsim mes. Kaip žinai, kas įdomu, kad čia nėra pažymėta, kad yra sudėtinga. Tai man įdomu, kaip ten pažymėta, kad yra sudėtinga, kai ten bus. Bet labai visą tai paaiškina, kodėl čia yra strigusių automobilių. Iš greičio. Yra. Padėkit stumt. Pavėlavo hebra iš tikro. Pavėlavo šiek tiek. Ne šiek tiek iš tikro. Labai stipriai. O dabar jis nuvažiuoja, bandom nusileisti mes, palauksim į ką apačio ir tada įvažiuosim. Ką padeda mane? Easy. Davai, turi šniūrą? Jo. Kur kilpa? Tai užsikabinkit, kas iš komandos? Lekiam toliau, bulka išgelbėta, mes irgi galim važiuoti. Va ten. Jo. Viskas gerai. Va ten bus įdomu. Oho. Nu, blemba, Porsche pirmas toks išbandymas. Blemba, baisiai tikrai atrodo. Čia mums reikėjo važiuoti? Nežinau. Ne, bet dar pasitaisys. Jo. Nes čia visai neblogai, žinau, kad... Gal įsijungsiu dar blokiruoti? Gerai šiaip, bus gerai. Palauk, dar atbulas, nes reikia pataikyti per abu, tau tą pusę verk labai. Atgal nebevažiuoju. Dar daugiau galiu palauk, nes galas nesuka. O? Nu gerai, tai sukau, va ir... Gerai, davai. Ui. Normaliai. Ne, gerai viskas. Vari. Easy. Nice. Pirmas toks rimtesnis išbandymas įvyktas. Aišku, gaila, per kamerą turbūt nesimato viso to efekto. Nu, bet svarbu mum matos. Viskas, done. Šokam į 7 km/h zoną. Miškai. Jau smagiau. Vėl kitas vaibas. Ralis. 600 metrų iki 30 zonos. Bandysim nepramiegot kaip nors, kad negaut baudos. Čia iš tikrųjų tie apribojimai yra dėl visokių sodybų, kad žmonėm nekelt neigiamos emocijos. O graži sodyba, tai ramiai pravažiuoji, o po to vėl gali lėkti. Australija! Oh my goodness! Pala. Atvažiavam į Australiją. Geras. Truputį nuklydom nuo žemėlapio. I'm going home, motherfuckers. 500 metrų. Atvažiavam į kiemą. Truputį kažką prašokom. Nes aš sakau, 30 zonų turėtų būti. Man tai sako, nu nėra. Bet pasirodo ir kelio toliau nėra. Bet tau rodė į dešinę, ne dabar? Va
čia galimai reikėjo į dešinę, viskas gerai. Keičiasi truputį sąlygos, pradėjo lyti. Dabar labai greitai bus iki... Va, vienas valytuvas tik veikia, GoPro dar trukdo tam valytuvui. Čia į kairę. Reikės pasimti tą kamerą į vidų. Lemba. Kas? Plės langą aš tai nematysiu, kur čia važiuoja čia. Tau nereikia, tau tik knyga ir telefonas. Kažką turime priekį. Sėdus turim. Ja, bus proga sustoti. Šiaip čia kažkur mum į dešinę reikia sukti. Va čia mum reikia sukti. O čia nereikėjo į dešinę? Strigot? Reikia Čia padėti. tie patys su golfu? Ja, aš nesuprantu, kaip jie aplink. Ai, gal kai mes buvom nusukę į tą namą. Hebra sako, pasitraukit, praleiskit, mes lekiam. Tai va, dabar jos gelbstim. Net nejaučiu, kad užkabinta. Golfas išgelbėtas, lekiam. Tai gavos, kad tas golfas 2 kart mūsų aplenkė ir mes dabar 2 kart vėl atgal jį atlenkiam. Nereikia lėkti, reikia protingai važiuoti. Lietus stiprėja, sąlygos, sakyčiau, turbūt sunkėja ir esmė, kad artėjam prie pirmo tikro rimto iššūkio. Tai va, turim tokį pažymėjimą. Malūnsparnis štai nuotaikos gerėja. No. Lėktuvas greitėja, nuotaikos plane kaip ten. Nuotaikos gerėja. Nuotaikos gerėja. Slidžiau iškart, tai manau su tais visais PVD tikrai sunku daros važiuoti. Nors matėt, kaip pežukas pas mane važiuoja. Realiai, kuo didesnis triperis, iš esmės prašokį. Dabar čia skaičiu 2 pasirinkimai. Arba įsibėgėt, arba praleist golfą pirmą. Kur čia? Va. Kairiau. Ne. Tai jeigu šitas. Ne. Tai mes tada ne čia nuvažiavom, nes čia šiuo momentu turėjo būti gilu. Golfas iš paskos, bet jis pats, man atrodo, nežino, kur važiuoti. Varom pavažiuoti. Varom atgal pažiūrėsim. Man atrodo, jie tiesiog dabar jau laikos kartu. Nežino, kad jeigu ką ištrauksim. Bėga žiūrėti, Hebra. Ne ten? Galiu tik palinkėti sėkmės. O Ten. čia turi Mes važiuosim aplink. Ok. Ieškosimės. Nuvažiuom Kraupiai pažiūrėsim. atrodo. Ok. Davai susipatysim. Davai. Nežinau, nėra šnorkelio. Nesinorėtų užlenkti motorų. Nesinorėtų ir šiaip strikt paskandinti kėbulo. Aha. Pala. Šiaip. Šiaip neatrodo baisiai. Ja. Einam pažiūrėsim, kas čia per situacija. Nu, dėl kontento žinot, kad reikia važiuoti. Tai panašu važiuosim. Norėtus pasimatuoti, aišku, gilį, bet su kuo? Neturim jokios šakos. Čia šitas tokios trumpokus turbūt. Ai ne, normaliai. Oi, čia juokas, eik, kaip ten įdomu. Bet šiaip logiškai mąstant, tai jeigu Hebra važiuoja su visokiais golfais, Audi bulkom ir taip toliau, tai neturi būti žiauriai gilu. Spaudžiam patinka, pasubscribinam Autogido kanalą ir tą progą važiuojam. Kaip manai, iš greičio? Ne, turbūt Ne, lėtai. lėtai važiuojam. Jo, gerai. Bent jau pas mane įsirbimas būdavo šalia lempos. Tai jeigu važiuoji greitai, banga tiesiai užtvindo įsirbimą. Nu ir tada sėdi. Ok. Manau, kad važiuojam lėtai. Aišku, tu esi ir nuskandinęs ne vieną mašiną. Jo. Važiuojam. Kol kas viskas gerai. Blemba gilu. Ui. Važiuojam. Nice. Easy. Visiškai easy. Aišku, geras dalykas, kad pravažiavam, bet kas yra blogai, kad dabar nebijosim lyst giliau. Tai turim sustojimą degalinį. Ką tai reiškia? Tai iš esmės poilsis, gali kažko užkast, galim pasipildyti degalų. Tai kadangi turiu kaip tik kanistrą bagažinį ir dabar išsinaudoju pusę bako, tai galim susipilt, trumpai atsipūst ir toliau važiuoti. Dabar iš tikrųjų turime 2 dienos ir jūs pažiūrėkit į dangų. Apsiniaukia lyg būtų vakaras, tai panašu sąlygos tik sunkės. Šiaip Porsche esu labai patenkintas, komfortas max, pravažiuojam
labai lengvai. Galvojau iš pradžių, kadangi lindo vienas kitas defektas, bet kas yra normalu, nes pirmas išvažiavimas, tai aišku ir sužinosim, ką dar reikia sutvarkyti, bet galvojau, reikėjo važiuoti su Subaru. Su Subaru tikrai visur irgi easy prašoktume, niekas nelūžtų, bet dabar pravažiavus pirmąją dalį trasos, blemba, esu 100% patenkintas, sėdi, kondiškė veikia, vien žodžiu, kaip ponas, leki ir nematai vargų. O čia turim kuro, turim, aišku, ir energijos, turim trosą, kastuvą, vien žodžiu, standartiškai, ką ir pasiemu visada. O dabar, tai ką mums reikia padaryti, tiesiog užsipilti degalų. Gardžiai. Gerk, Porsche, gerk. Viskas gerai. Tai esam savo kelionę. Šiaip lietus baigęs, bet kaip matot, sąlygos dabar tikrai baisios. Ir toks vienas faktas, kad mes išvažiavom beveik paskutiniai. Tai esmė, kad dauguma pravažiavo dar kai buvo sausa. Tai bent jau mes patirsim tą tikrąjį off-roadą. Čia 7, ne? Overall smagu, kol kas nuotaikos tikrai geros. Dakaras. Ui. Užmetė. Nu jo, šitas keliukas 7. Dabar ten ir 30. Tai va, išsimušė ant normalaus ir iškart ribojimas. Ne, iš tikrųjų ribojimai dėl gyvenamųjų, va, tokių namų, sodybų ir panašiai. Čia tokia jau normali sodyba, tvarto, ja. Jo, tvarkingai, labai tvarkingai. Ja. Tai va, bus įdomu pažiūrėti, koks bus mūsų rezultatas. Nes važiavom gana tvarkingai, kur galima 7, matėt kelią, nespaudžiam 7. Vėl papuolėm į buzą. Be blokiruočių bandom lėkti. Gal drifto bus. Ui. Opa, skersi. Kur čia važiuoti? Čia ten. Va. Blet, vėl nespėjau iškišti. Tai dar bus, žinai. Tavai. V8 power, let's go. Oi, viskas. Pagavai. Smagu. Opa, sukabina. Ui. Susirenkam kameras. Parodyk. Pafilmavo man tas truputį. Bet, žiūrėk, ant lęšio tai nėra labai baisi, kažkas turėtų matyti. Lendam į mišką. Nu gerai, jau galvojau, nebebus tokių smagumų, bet pasirodo yra. Oi. Ir vėl Audi. Blemba ir neapvažiuosim. Update'as toks, kad išgelbėsim bulką. Reikia ją traukti atgal, pasitraukti nuo kelio ir tada galėsim pravažiuoti. Be smūgių gražiai, čia mašina ištems kaip bonus. Blemba, kad aš matyčiau pats, kur važiuoju. Opa, gelbstim bulką. Padarysi nuotrauką, įdėsi, atrodys, kad mus tempia. Nu jo. Tai jie parsisiūs, reversins. Žiūrėkit, Porsche pratempiam per pelkę. Ui, rastas. Vokai, tas medis buvo. Ui, labai negerai. Truputį nelaimė atsitiko. Kliūdam medį. Gerai. Praleisim bulką ir šausim patys. Blemba, vien nuostolis su pagalba. Žibinto nėra, bamperio nėra. Tai kam lyst, blemba, jeigu neprašoko? Čia kažkaip karma, tik ne į tą pusę. Nu jo, nori padėti, pats prisidarai. Pažiūrim, kaip jo priekis. Ne, net nerodys, iškart slepia. Vien žodžiu, bamperio nėra, va, parneša vyriokai. Lendam mes dabar ir viskas. Važiuojam. Blemba, žiūriu, kad neįjungta blokiruotė. Gal pravažiuosim, tikiuosi. Viskas, prasimušiam. Ok, čia jau truputį įdomiau.
situacija tokia, kad tik pasidžiaugiam, jog visur drąsiai pravažiom ir iškart strigom. Nu ką, pagalbos prašysim ir mes. Gal lengvai su 4 truktels ir tiek užteks. Gerai. Aišku, gali būti, kad kai jau stringi su tokia mase, tai lengvai nebus ištrauktas automobilis. Aišku, man tas sakė, dar būtų smagu kažkur užstrigt, va truputį pasistumdyt, pasitepliot. Tai panašu, norai yra išpildyti. Ir ta prasme, čia lengviausias pravažiavimas, tiesiog reikėjo važiuoti ir nuvažiuoti, bet kažkas atsitiko, nežinau. Gal tiesiog palijo, visi išvažinėjo ir taip atsitiko. Ai. Gerai, pabandom atgal dabar. Kaip sakant, nėra jau ką prarasti, tai paeksperimentuosim. Labai negerai, dabar turime 2 įstrigusius. Gerai, labai gerai. Išsigelbėjom Padžeriką, dabar su Padžeriku galima Porsche bandyti atgal traukti ir tada normaliai gal tiesiog prašoksim. Nice. Geras. Good, lekiam toliau. Labai prastas kelias priekyje. Nebenorim strikt. Arba čia reikia raut. Ai, čia 4-ratis turbūt varė. Tai panašu, reikės bandyti tiesiog raut per dilgėles, nes jeigu važiuosim keliu, tai nieko gero. Kažką man tas rėkia. Visi jau priekyje, niekas dabar jau mūsų nelaukia. Niekas, man atrodo, ir už galo nevažiuoja. Tai kaip bus, tai bus. Arba va čia važiuoti. Čia, man atrodo, 4-ratis važiavo. Jo. Varom va čia. Ui. Lekiam. Gerai. Ui. Nu ką laikomės dabar. Va tai va. Išgyvenimas. Ui, blemba, įkanda dar į veidą. Galiu pasakyti, kad tie 7 likę cilindrai tikrai nepadėkos. Ir ypač tas vienas, kuris nedirba. Turbūt galimai vat, jam čia kančia, jeigu jį dar ten pila kažkas nesprogsta, nedirba. Kaip turi dirbti, nu bet svarbiausia, išvažiavom. Einasi kelionė į pabaigą. Kiek liko iš viso iki vietos? Iki vietos liko 7 kilometrai. Šiek tiek mažiau, ne 7 kilometrai. Bet kas įdomiausia, kad mums trūksta vieno puslapio. Mums trūksta paskutinio puslapio iš kelio knygos. Tai realiai yra 4 kilometrai. 4 kilometrus važiuosim be kelio knygos. Arba reikia kažkam paskambinti, kad fotkę atsiųstų. Susisiekėm su Mindaugu ir iš tikro pas mus trūksta vieno lapo, nes va, finišo paskutinis. Jo, pas mus 159 PM8 atverti ir viskas. O pas jį dar yra likę 3 kilometrai. Kaip tai pasisekti?
Mantas varo dabar per 2 telefonus. Bet svarbiausia, pasiekėm Zarasus, važiuojam asfaltu ir panašu, kad finišuosim. Žiūrėsim, koks galutinis mūsų laikas. Gal nebūsim paskutiniai. Daug kas šiaip apvažinėjo tas kliūtis, mes įveikėm pilnai visą knygą. Opa! Čia va pristuokit kažkur, rekerį iškart nusimsim ir laikroduką. Gerai, viskas. Done. Nice. Nu ką, kelionę atlaikėm. Tiek aš, tiek Mantas, tiek Porsche'as. O priekiniai žibintai krenta lauk. Įsistatom atgal. Šitas irgi atsijungęs. Stebėkit. Blemba, nebeįsijungia. Neveikia. Nu ką, aš iš esmės patenkintas. Viskas gerai. Koks tavo komentaras? Bliamas, smagiai, man patiko. Tikrai patiko. Labai smagiai, labai nustebino Zarasai. Šiaip eventas labai gerai suorganizuotas. Pakankamai aukštas lygis. Buvo pora niuansų, kaip trūkstamas vienas puslapis. Arba tikrai nebuvo parodytas posūkis į dešinę. Pats matei? Nebuvo. Bet čia tokie labai tokie mizeriai, sakyčiau. Jo, minimalus tokie nesklandumai. Aš gal truputį, viskas gerai, bet truputį esu nuliūdęs, kad strigom ten toj vienoj vietoj. Nes nebuvo ten kažkas labai sudėtingo. Visa trasa tikrai pravažiuojama. Pravažiavom baisesnės vietas, o strigom, kur net netrodė baisu. Taip ir būna, kai stringi, kur nesitikė, kad striksi. Ir tarp kitko važiuoju labai atsipalaidavęs. Ten truputį greičiau būtumėm padarę, būtumėm paėmę. Tai vat kitam kartui reikės pasižiūrėti, ką paimprovinti ir galbūt panašu, kad tikrai dar grįšim. O dabar varom nusimaudyti, varom pavalgyti ir į vakarinę dalį. Čia šoksi?